Vyksta pasiruošimas. Ką tu valgai? Pirmo etapą Anykščiuose laimėjo Majus Šešulis, Ignalinietis, kaip sakyti, čempioniškos giminės atstovas. Dovydas Rudys buvo antras, Giedrius Vaitiekūnas buvo trečias. Dar mergaičių Dovilė Karosaitė, Dėja Šešulytė, Augusta Dunauskaitė. Turim čia greitų ambicingų favoritų ir favoričių. Ir dar sykį primenu, kad balansinukai kovoja savo atskiroje įskaitoje. Iki starto lieka jau kiek mažiau negu 5 minutės. Tai dabar, kol vaikai stovi ir nieko negirdi, nes yra susikaupę, tai informacija mamom ir tėčiam. Jeigu jūs registravote ir paėmėte tą voką, kuriame buvo numeris, Tai ko gero pačių greičiausių mes čia sulauksim po 50 trupučiukų minučių. Ir skaičiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu čia gerą šovę, ne? Oi. Labas.
Startuojam MTB dviračių maratono taurėje antrame etape Ignalinoje mėgėjų grupėje, 2 ratų distancija, tai yra apie 51 km. Sukilimo viename rate apie 360, jeigu neklystu. Tai per 2 ratus gaunasi apie 700 sukilimo. Kadangi dalyvavau pirmame etape Anykščiuose ir gan neblogai suvažiavau, daug apsilenkiau, tai gavau neblogą startinį numerį Ignalinai ir startavau iš gan neblogo sektoriaus. Šiek tiek apie trasą. Trasa nėra sudėtinga, nėra labai sunkių techniškų vietų, lengvos įkalnės, lengvi nusileidimai, žvyrkeliai, dvivėžiai takeliai. Vietomis buvo smėlio ir upelis, daugiau kažko labai neišskirčiau. Šioje trasoje, manau, tiesiog reikia gerai minti dviratį ir viskas bus gerai. Na štai, pirmas smėlis, iškart greitis krenta. Pirmos ir įkalnės. Varžybų tikslas, kaip ir pirmam rate, buvo kuo daugiau apsilenkti. Čia nelabai noriai leisti mane į keliuką. Na ir upelis. Osmar! Ai, čia tu? O smarvė, o viešpatį. Sėdėk. Paperdžiau. Ai, Kubai, varai. Kurį laiką laikysiuos toj pačioj grupėj, vis matysime tai aplenkiančius, tai aš aplenkiu tos pačius dviratininkus. Tas. Na, matysime tokių lenkimų nemažai pirmam rate. Tiek, kad aš apsilenkiu, paskui vėl tie patys mane apsilenkia, vėl aš apsilenkiu, vėl mane apsilenkia. Tai barstom jėgas. O širdis pirmam rate buvo apie 180 beveik visą laiką. Vienam rate buvo 2 maitinimo punktai, kur galėjai atsigaivinti, netgi užkasti. Susiliečiam padangom, man irgi iš galo priliečia, tai deklaracijos nepildėm.
Na ir vėl kažkur šoku į priekį. Bandau lenkti, dasivyti kažką. Visą tai pareikalauja nemažai jėgų, kurių dar prireiks ir antrame rate. Na štai, tai ką prieš tai apsilenkiau, jie jau mane vėl lenkia. Aš vėl juos lenkiu. BPM 180, stovi vietoj. Na ir vėl visi mane aplenkė. Tai maždaug taip tampėmės visą pirmą ratą. Nusileidimai buvo smagus, greiti. O čia labai gražiai iš karto iš šono pasitraukė, kad nesutrukdyti kitiem. Šį kartą važiavau su daugiau slėgio padangose. Priekyje 1,9, gale 2,1. Dažniausiai važiuoju su 1,5, 1,7. Kokį jūs slėgį renkatės varžyboms, galite parašyti komentare. Priekyje matome Biko Velo Šiauliai Julijų Zaurą. Mano tikslas buvo su juo pravažiuoti 2 ratus, bent jau laikytis šalia. Tai kaip matome, pirmam rate dar vis man pavyksta. Antras maitinimo punktas. Nuokalnės įkalnės, labai tas kažkaip mane išvargino pirmame rate. Kiek pamenu, šitą vietą labai man patiko. Smagus labai nusileidimas, be jokios baimės. Taip pat trasoje buvo tokių nuotaikingų plakatų, kaip lendi po vairu, nekelk dulkių. Čia priekyje turbūt būta susidūrimo. Abu šiauliečiai, Ramūnas Plungė ir Julijus Zaura. Tai nežinau, kaip čia kas įvyko, bet po to Ramūnas Plungį nebelabai sekėsi minti, neišlaužė posūkio. – 53 km/h.
Na ir vėl, va, tikslas po mano kairė Julijus Zaura. Vis dar kartu. Netoli finišo šis sukėlimas. Štai grįžo ir Ramūnas Plungė. Gaivinasi dviratininkai. Na štai pirmo rato finišas. Keliaujame į antrą ratą. Pasipildom vandens. Ačiū už gerą vandens perdavimą. Na, pajutau, kad tuštėjau po biškį, širdis irgi nukrito, 165, 170. Greičiausiai būsiu perspaudęs pirmame rate su tais visais apsilenkimais, atakom. Nu, čia vaikam buvo tikra atrakcija. Dirbam kartu su Ramūnu Plungė, prieš tai minėto. Dviese likom. Labas. Tuštėjau po biškį. Jo. Antra dalis geriau biškį. Su manim sveikinasi Ramūnas Dambrauskas, Velo Šiauliai, Biko. Pasiguodžiu, kad po biškį silpstu jau. Mešlungės? O, bliamba. Bet Ramūnas toli nenuvažiuoja, sutraukia mešlungį. Tai pasiėmęs poilsio biškį. Orestas Pinigas negailestingai lenkia mane. Nedaryk taip. Gavau šiek tiek žvyro į veidą, tai nelabai maloniai. Taigi, kurį laiką bandom važiuoti su Orestu. Ačiū ne. Ačiū ne, ačiū ne, ačiū ne. Mandagiai atsisakom vandens. Oi, tai gal užteks jau. Tų įkalnių.
čia mane palieka jau Orestas visam laikui. Dar bandau už kažko kabintis, kas likę, už ko galima užsikabinti. Na, bet vis dar išspaudžia 50 ant asfalto. Pasigaunu kelias dviratininkus. Paskutiniai kilometrai ne patys lengviausi taip pat. Nepaleis kolegos. Priekyje esančio sportininko taip pat nepavyko man prisivyti. Vienas kilometras iki finišo. Na ir štai, finišuoju MTB dviračių maratono taurėje Ignalinos etape. 2 ratų įskaitoje užėmiau 63 vietą iš 192. Mėgėjų grupėje 52 vieta iš 140. Rezultatas labai daug kuom nesiskiria nuo anykščio etapo. Galima sakyti, suvažiuota identiškai pagal poziciją. Etapų rezultatus galite peržiūrėti išsamiau mtb.lt. Šis etapas buvo man ganėtinai sunkus. Spėju, kad perspaudžiau pirmam rate, tai mažiau liko antrame. Kitą kartą bandysim tolygiau paskirstyti jėgas. Liko paskutinis MTB dviračių maratonų taurės etapas, kuris vyks rugsėjo 24 Vilniuje. Pats sezonas eina į pabaigą, bet laiko dar yra patobulėti. Ačiū, kas žiūrėjote, ačiū, kas paspaudžiate like mygtuką po video, ačiū, kas subscribinate. Susitiksime sekančiose varžybose. Iki. Man tinkama labai. Oi. Antram rate kažkaip prasileidau daug. Biškai sunku buvo jo antram.
pirmą gal per daug pavariu. Kaip šiaip? Neblogai. Šiaip neblogai. Man tai blogai. Neblogai. Sunku, ne? Pirmą ratą taip, kaip norėjau, su Juliu važiavau, antram viskas, ką čia. Aš taip bandžiau pagauti, bet tai pamačiau, tai jau... Žinai, kad pamačiau. Tai... Iškirtas slidžių, tas ostas ten, kur vidurėjau. Ai, salt. Aš apačioj buvau, tai jau išėjau. Tas kilpą padaręs. Ei, tu kažkaip žinėlas, startuoja tai čia. Bet apsirengiau. Per video atrodė lengviau biškį viskas. Tie sukilimai tau, nu, beveik, nežinau, aš laukiu vis to galą, to ratą, kai ten pradedi leistis, tada atsibiškį. Kiek buvo nusileidžiu, galima grįžtašką. Nu. Ne, man tai reikia pradėti mint. Mint pradėti. Jo. Ne, čia... Praeitą savaitę 8 kilo. Vienas iš variantų. Užpraeitą savaitę, nu ten pas mane. Nežinau, myniau. Va taip. Po 8 kilo per savaitę. Nieko nepadėjęs asmenims. Va su tokiu va svorks. Dvi pareikės išėlės. 14 buvo. Noriu prisiminsiu iš. Eina, aš irgi. Prisiminti? Aha. Geriau galvoju nesistosiu.